Šioje pamokoje parodysiu, kaip fotografiją paversti į piešinį. Kągi, sluoksnių dialoge dešiniu pelės klavišu spaudžiame ant sluoksnio ir pasirenkame sukurti sluoksnio kopiją. Arba, štai čia mygtukas, sukurti sluoksnio kopiją. Spaudžiame. Pasirenkame viršutinį sluoksnį, einame filtrai, iškraipimai, iškilo. Čia per daug nieko nekeičiame, tiesiog per daug žiūrim, kad čia neužšviesinta būtų ir neužtamsita, maždaug per viduriuką. Čia irgi, kad tvarkingiau atrodytų tos linijos visos, kažką tai tokio. Ir spaudžiam gerai. Štai matome, kaip pasikeitė mūsų fotografija. Toliau, viršutinio sluoksnio veiksena pakeičiame į šviesinimas. Na štai, praktiškai ir turime jau piešinį. Labai neblogai atrodo. Jeigu norime šiek tiek paderinti, ar daugiau išryškinti pieštuko dryžius, ar mažiau, pasirenkame pirmą sluoksnį ir pasirenkame įrankį, šviesumo kontrasto įrankis, paspaudžiam ir bakstelim ant fotografijos. Ir pasirenkame šviesumą, ar mums atrodys geresnis variantas sumažinus šviesumą, štai matome, kaip keičiasi, ar padidiname, sakyčiau, taip pat neblogai, ir galime kontrastą šiek tiek paderinti, arba daugiau duoti, matome, jeigu užduodame daugiau kontrasto, atsiranda daugiau spalvų, ar mažesnį variantą. Aš paliksiu taip. Ir spaudžiam gerai. Štai, gaunasi puikus piešinys. Jeigu norime, kad šis piešinys būtų nespalvotas, tiesiog einame spalvos ir nusodrinti pasirenkame. Gaunasi tiesiog piešinys sukurtas pieštuku. Tai tiek šiam kartui.